Labas. Dažnai pastebiu vieną keistą reiškinį. Žmogus tikras savo srities profesionalas, patyręs ir gerbiamas, tačiau kai ateina laikas pasakyti savo paslaugų kainą, viduje sustingsta. Jį pradeda kankinti abejonės, baimės. Gal paprašysiu per daug, gal klientas supyks, o gal geriau nuleisti kainą, kad tik nenueitų pas konkurentą. Iš šalies tai gali atrodyti keista, bet iš tiesų taip nutinka kur kas dažniau, nei daugelis įsivaizduoja. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas įvertinti savo darbą ne visada auga kartu su patirtimi ar kompetencija. Dažnai mūsų viduje vis dar gyvena seniai įsitikinimai, kad prašyti daugiau yra gėda, kad reikia įtikti visiems, kad pinigus uždirbti sunku, kad geras darbas turi būti pigus. Tokios programos yra giliau nei logika. Jei ši situacija tau pažįstama, paspausk patinka. Bet štai, kur įvyksta didžiausias pokytis. Kai per seansą išlaisvinami šie ribojantis įsitikinimai, žmogus pradeda jausti savo tikrąją vertę ir drąsiai ją įvardinti. Tuomet keičiasi ne tik jo vidinė būsena, bet ir aplinka. Santykiai su klientais, su pačiu savimi tampa pagarbesni, o už paslaugas prašomas tiek, kiek jos iš tikrųjų vertos. Tokių temų ir įžvalgų mano kanale bus vis daugiau ir daugiau. Jei nori nepraleisti, prenumeruok kanalą. Paradoksalu, bet dažnai po kurio laiko man pačiam prireikia buvusių klientų paslaugų. Ir tada matau, kaip jis jau nebebijo pasakyti tikrosios kainos. Nebėra noro įtikti visiems ar siūlyti nuolaidą. Ir tai džiugina labiau ne bet kokia nuolaida, nes man tai parodo, kad pas klientą įvyko didžiulė vidinė transformacija. Nors mano piniginė nelabai džiaugiasi. Gal teko tai patirti? Parašyk komentarą, kaip tau sekėsi įveikti šias vidinės ribas. Taigi, jei atpažįsti save šioje istorijoje, jei ir tu jauti, kad viduje gyvena sena programa, kuri stabdo nuo drąsių sprendimų, žinok, tai galima pakeisti. Tikras pasitikėjimas savimi prasideda nuo vidinių pokyčių, ne nuo naujų sertifikatų ar žinių. Jei nori tai patirti, kviečiu pasikalbėti. Galbūt vieną dieną jau aš būsiu tas, kuris su džiaugsmu paprašysiu tavo profesionalios pagalbos ir už ją sumokėsiu tiek, kiek tu paprašysi, nes tiek tu esi vertas. Taigi, jei atpažįsti save šioje istorijoje, leisk sau užsiregistruoti į nemokamą konsultaciją. Joje kartu pažiūrėsime, kokios pasąmoninės programos stabdo tavo augimą ir pamatysi, kaip realiai galima jas pakeisti. Viskas vyksta visiškai saugiai ir konfidencialiai. Tu pats nuspręsi, ar esi pasiruošęs žengti žingsnį į kitą savo gyvenimo etapą. Dėkui, kad esi ir iki pasimatymo kitame video.